Ar reik dulgint, ar reik lakstyt? Nu labas rytas, esam vėl ten pat, kur ir buvom. Nieks nepasikeitė. Pasikeitė vieną palapinę, dabar yra mažiau. Dainius renkasi. Dainius paruošęs mums turi 4 skirtingų makaronų patiekalą. 4 aukštų darysim. Čia noriu vieną. Vienas tavo, vienas mano. Česnakinis, va. Litaujam. Virduliukas, arbatytė, kavytė. Ruošiamės bam bam bam, čirvirvir. Po biškį kraustysimės. Norėsim mėgoti dar šiandien? Teks? Nu teks, ką aš. Ar aš galiu rinktis? Nu gali pildyti namo visas. Važiuosim, mėgosim. Geriam karštą arbatą, valgysim karstus makaronus. Kai mėgojame palapinėje, tai nėra romantikas, kaip kas žiūri šiltai lovai dabar. Buvo šalta. Pakenčiama, bet šalta. Naktį prie +2 buvo tik tai, ne? Jo, turis skrinšotą buvo +2. Karščio. Karščio, va. Gerai. Ar rekomenduotum žmonėm? Važiuot? Ar čia gyventi? Važiuokit, nes Instagrame atrodo viskas daug gražiau. O, čia irgi gražu, saulutė šviečia, viską. Vėjas pučia, šalta, nebenoriu. Gerai, susimatysim kažkur kažką. Surytinsiu, blė. Nu ką, antra diena. Čia saugiai mumis priėmė visai. Laukinis kempinimas buvo žvaigždutė pažymėtas mapsą. Parašėm, paklausėm, sako, jo, drąsiai yra leidę elektrą pasinaudoti. Čia šeimininkė dar atnešė arbatinuką su vandeniu. Tai labai gerai pasikurėm, labai gerai pasišildėm iš vidaus su arbatom ir buvom smakiais. Ir tęsim toliau. Tai dabar yra nuvažiuota 240 km. Per tiek vakar nuvažiavam pačio teto su minimaliais nukreipimais, su kuro užpilimais tokie vat. Ir šiandien žiūrėsim kiek šiandien. Šiandien planavom didžiąją dalį šiaip nuvažiuoti, ne Šarūnai? Toks jausmas, kad lendam prie kažkokio upelio kirtimo artėjom. Kaip normaliai. O čia reik biškį pagalvot. Ką čia galvot? Gal reik pagalvot čia.
Oi, oi, oi. Mašinų nėra. Latvijos takai kviečia keliauti neskubant, o stebint. Miškai čia kalba savo šnaresiu. Upės pasakoja senas istorijas, o laukai atsiveria tarsi didžiulės atviros knygos puslapiai. Kiekvienas žvyrkelis veda gilyn į gamtą, kur supranti, kelionė yra ne tik apie kelią, bet ir apie vidinę ramybę, kurią randi važiuodamas. Ko nemoku, tai... Ai, tai gražiai išlūžo. Bet čia įsitraukė su varžtais toli. Nu, matosi jie. O kaip taip galėjo būti? Nenoriu gadinti toliau. Galėjau iškart kaip šaris daryti taip. Ir sulaužiau veidrodėlę. Bet gražiai nelūžo. Sriegis susigadino, sutvarkėm tą patį. Nuoto kūžo, kad laikinai, bet... Manau, bus gerai. Tęsime toliau. Oi, šiandien oras lepina. Ja, gut. Kūro rezervo, what the fuck. Pas mane dar, pas mane aišku pradės skristi jau greit. Mes 100 pėm nuvažiavom vakar, su pilnais bagais kažkur, ne, nuo vakar. Labai gili, atsargiai. Nu. O, vaikinė. Čia reik man nuslysiu. Padėt prieiti, nelip. Eik tu jau buvau įtraukęs, bezdę. Nuslys, ne? Ai, nematau, aš ten iki tiek, kiek yra pas tave mažai žemės. Bet galėtumas nesustodamas važiuoti, žinai. Man biškai priekį užkelti, galas nuslys ir... Gerai. Padėt? Atsisok į provaržą ir parodo, kokią emociją už tave ūgį. Atsisok į provaržą. Ko toks žemas šalį? Čia motas pasikėlęs, ne aš per žemą. Tai man tas pats, va, mano ūgio motas iki čia, va čia reikoja dėti. Tokios provaržos.
Šarūniukas irgi valdo. Rojai esam. Motociklai. Bet žiūrėk, jeigu nėra ženklų, gal galim važiuoti. Kur čia atvažiavom? Kol, Karams. Šiauriausia Latvijos vieta jau. Esam Kolkoj. Toliausias taškas nuo namų. Aiškiai šulistas. Sveiki, Kolkos gidė. Labą diena. Esam Kolkos rage. Turim pasidėję akmenį. Ką jis reiškia? Jeigu šlapės reiškia lyja, jeigu siuboja reiškia vėjas. O dabar ką jis? Bet jis šlapas? Reiškia vakar lyja. Nieko, turim Kolkos ragą, gal ten paskui nuėjęs, kad čia susikerta Baltijos jūra ir Rygos įlanka ir banga į bangą daužus. Ten Rygos įlanka vadinasi? Taip, kaip tu pasakei. Tai lankytina vieta ir turbūt, kad mūsų tolimiausias taškas. Tai va tiek. Parašykit jūs, ką manot apie Karlsbergą. Tokia avarija ir aš kaltas, iš dešinės man kliūtis. Hello. Aš ir esu nespėjęs sustoti. Dar labai gerai atsimenu, kai man kokia 12 metų, o pusdulis su tokiu Honda NSR 7 kubų. Nu ten pavarinis irgi. Galiu pavažiuoti, ten žinai toksai vaibas kaime iki kelio ir atgal, nes į kelią ten negali, tai aš nuvažiuoti viskur ir toksai parlikai, žinai, kur neįvertini, kad reikia pasilikti to stabdymo biškį. Ir toksai čiuožiu, bum, įtropo, ten lentos sulinko. Aš toks ant žemės, žinai, tas mocas paranoja, nepelnoja, benzas bėga, žinai, greit kelti iš tos isterijos. Nieko neatsiko, net šakės telinko, bet irgi prisimenu iki dabar. Šaknis, smėlis ir enduro proveržos. Žirgelį, laigi, ko čia? Šarūnas Vedlys. Neturiu GPS-ą, nes įdėjau krausiu interkomą dabar, nes nebeina kalbėtis. Tai buvom nusukę nuo ten maršruto, užsipilti kuro, atsiger kavytės, nusipirk vakarį kažko ir grįžom vėl į tetą. Ir varysim jau link nakvynės vietos. Ojojoj, va ir mūsų kempinimo spotas. Bus šalta turbūt, nes vėjukas eina, bet vaizdas šildo. Ir sidriukas kupriniai. Nusipirkom po porą su šarūniuku. Įsimiegosime. Tualetas yra, staliukai yra. Nu. Gaila jokios užuovėjos nėra. Eik tu sau, ponė. Labai gražu. Reik nenuliekti. Eik tu sau, žiūrėkit. Motociklas, jūra, gamta.
Gamtos apsauga, policija. Ką, nusileisim į apačią mes čia su motais? Su pieškom tikrai ne, bet... Vat kaip visą kelionę. Labas rytas, turim naują dieną. Dainius tvarkosi. Štai. Už šios pusryčius dėkojame Latviškas Veikals ir jums linkim skanaus. Dar norime padėkoti A kategorijai už sutiktą galimybę atsivežti motociklus iki Rygos, nuo ten startuoti. Didelis dėkui mūsų vairuotojų Pukiui, puikus vairuotojas, draugas, kolega, neandertalietis. Dėkojam rėmėjams, Bideris, A kategorija, termotechnologijos, Gėlės pasaistė, Švyt ir Atralas. Ačiū. Nu va, paskutinė diena, sekmadienis. Paliekam tokią gražą Evetikę. Ir ką, kai visą dabar yra 10:30, pusė 11 ir padedam su 540 km. Ir jau judėsim link Lietuvos jau. Na, žiūrėsim, ko čia, kaip čia, kas čia. Tai lekiame. Tokie va maršrutai, va. Žmogus bulves pasisėjęs, o mes išravėsim. Va lietuviškas, tada kai vėliau va daug tokių buvo, per kiemų važiuoji. O, prasideda. Vieno grynai motociklin ganduristų keliukas. Vis tiek išlindi kažkokių va senų kapinių. Kaip gražiai atrodo raudonų plytų. Senovinės tokios kapinės. Lietuvos tulpelį. Ai, čia Latvijos, atsiprašau. O ten Lietuva yra soliukai. Žmogelis žvejoja. Va, mums skiria šitą upę. Latvija, čia Lietuva. Baigės malonumai.
kaip atrodo navigationas. Patolinam. Dar patolinam. Nu, tai mes važiavom visą šitą, čia taip čiū važiavom. Va šitą dalį biškai kirtom, taip nes dėl laiko sakos nevarėm čia. Ir šiandien va visą šitą atkarpą. Dabar esam štai čia, jeigu einam suprast. Va čia Lietuva yra, kur dar ir geras galas iki Klaipėdos. O skipinsim šitą dalį, va mėlyną. Nes, nu, dėl laiko sakos ir tai jau diena įsipusėjus. Dabar kuriukus žaisim, šnekėsim. Tai viskas reikia, va, Baltic Petroleum yra kažkokia. Tai ir įvarom ten ir sužiūrėsim, kur. Plentai susiliksim. Ar nenori padangos jas? Ne, vėjai blogiau nebebus, tai čia. Nu šką, pravažiuosime va Latvijos stulpiukai. Kaip upė vadinas? Ir Lietuvos stulpiukai. Ir mes įveikėm beveik 7 procentų Latvijos stepo, taip? O va, Lietuvos vėliava. Nu ir tiek, pasidžiaukim, to žaibuką duosiu. Tai ką, ačiū visiems, jeigu patiko visą kitą. O telšiai, mažiai, apskritis, Lietuvos greičiai. Man tai labai patiko. Ir mums dar liko kokie 107-105, kiek šarė kilometrų. 103 iki namų, gimtinės Klaipėdos. Užsipilsim kuriuko, pastiprinsim ir ačiū, kad buvote. Latvijos sedas įveiktas, laukia Estijos, Lenkijos. Jeigu dar varys kas nors su manim. Šarė varysi? Sakė, nežino su manim nori, bet patikiaus varys su kitais, jam patiks ir bus gerai. Iki visiems.